Labą vakarą. Ir pradedam naują jau 10-ąjį mūsų laidos sezoną. Nuo šiol per Lietuvos televiziją. Naujos vinjetės, naujos dekoracijos, naujos paieškų istorijos. Tačiau viena lieka ir kol gyvuos mūsų laida, liks nepakitę. Nesurežisuoti gyvenimai, jūsų gyvenimo myslės ir pastangos jas įminti. Ir be abejo tikiu, liksite jūs, mūsų laidos žiūrovai. Jautrus, atidus, norintis, kad pasaulyje liktų kuo mažiau nežinios ir kad kuo daugiau ieškančiųjų surastų vienas kitą. Šiaurės Airija, Jungtiniai karalystei priklausanti Airijos provincija, per amžius skalaujama Atlanto vandenyno ir Airijos jūros. Viskas čia labiau angliška, tačiau su ryškiu airišku prieskoniu. Istorija, kurią papasakosime šį vakarą, su Airija ar su Anglija susijusi tik tuo, kad jau 3 metus ten gyvena ir dirba lietuvaitė Laima, vieną dieną parašiusi mums laišką. Galbūt būtent tuo met, kai su dukryte ir sesers Vaidos šeima atsidūrė toli nuo tėvynės, itin pajautė, kiek svarbi jai šeima ir lig šiol neduodantis ramybės jos šeimos nežinomieji. Žvėreliai, kiko gėlės pamatęs, pleko juoktis ir šaipytis. O čia Pumpėnai, šiaurinėje Lietuvos dalyje, netoli Pasvalio. Čia gyvena Laimos brolis Bronius ir sesuo Ramutė. Vos prieš kelias dienas jie sužinojo apie jaunėlės Airijoje gyvenančios sesers paieškas ir nudžiugo, kad sesuo ryžosi pagaliau padaryti tai, ką visi jie daug metų tik ruošėsi ir atidėliojo. Kažkokia skylė tarp mūsų yra. Nerandam brolio ir sesers. Niekada nematėm jų iš viso. Norėtumėm sužinoti, kur jie, kaip jie. Šioje nuotraukoje jie 8 Zitos Tamošaitienės pagimdyti vaikai. Tomis retomis akimirkomis, kada vasarą iš skirtingose Lietuvos vietose esančių internatų atvažiuodavo pas močiutę. Ten susitikdavo ir su mama. O iki internato gyvenimas namuose yra išlikę kažkokiu atminty vaizdinių? Žinot, kad sykį buvo iš internato mums pasiėmė motina, kai aš buvau 1 klasė. Nelabai kas gero prisimenu. O ką prisimenu? Girtuoklystės. Priebadis toksai. Nu, žodžiu, neapžiūrėti vaiką. Augom iki 9 metų su mama. Sesiai tai buvo 8, kai vaikų namus patekomės. Bet jau ką matėm, tai taip nenorim gyventi patys. Gali pasakyti, ką būtent? Nu, kad ir būdavo, kai ir iš namų ten patėjus išgindavo, merguoti miške, laukia. Nu, jau nenorim. Kad reiktų taip šalta, viską būdavo. Visi jie pametinukai. Tarp vyriausios Daivos ir jauniausios Airijoje gyvenančios Laimos 10 metų skirtumas. Kasmet mama gimdė, pagimdžiusi toliau gėrė, o kiek ūgtelėjusius jos vaikus, kaip kokį nelaikų užderėjusi derlių, surinkdavo vaikų priežiūros sergėtojai ir išvežiodavo ten, kur rasdavo vietos. O kodėl jie gimdė tiek daug vaikų? Kam jiems jūsų reikėjo, jeigu jie nesirūpino jums? Kaip jūs manote? Sunku pasakyti. Niekada neklausėte mamos? Nemanau, kad tai būtų atsakęs normaliai. O kaip patys galvojate? Girta galva ir daro. Nelabai jie planuoja. Iš 10 Zitos gimdytų vaikų 8 suradė vienas kitą, kas kaip sugebėjo stojosi ant kojų ir kūrė savo gyvenimą. Ne tokį, kokį nuo vaikystės regėjo namuose. Galit paaiškinti, kaip tai pavyksta? Tai pavyksta labai nesunkiai, todėl kad mums neteko augti su tais tėvais ir kiekvieną dieną nematyti šito. To purvo. Gal dėl to ir lengviau. O kai kalba žmonės apie genus, apie paveldimumą? Nu, tai čia ne? Iš lapės pieno traukta. Turbūt, kad. Manot, kad viską galima susikurti pačiam? Be abejo.
Zitos jau nebėra gyvos. Vaikai taip ir nesužinojo nei tikslios motinos mirimo dienos, nei kur jį palaidota. Girdėjo, jog buvo rasta mirtinai sušalusi kažkur Klaipėdoje, kažkieno paskubomis užkasta, be jokių asmenybės nuorodų. Ir vis dažniau susibūrė į krūvą kažkada ne savo valia išblaškyti, savarankiškai suaugę, pagalvodavo apie kitus du, brolį ir seserį, apie kuriuos ilgus metus nežinojo nieko, tik tiek, kad tokie kažkur yra. Edmundas ir Odeta, du Tamošaičių šeimos nežinomieji. Noris visus susirasti, kad būtų visi. Jų dviejų ir tą trūksta. Žinot, delnas be nykščio nelabai ką jisai, nelabai veiksminga ranka, taip? Be nykščio. Nesumėgsta nei mazgo, nei nieko. Tai čia ir šeimai reikia visų pirštų kaip ir rankai. Ir šeimai reikia semti kartu. Reikės taip nebūtų. Netrukus penkiese, atvykę į Vilnių kas iš Pasvalio, kas iš Šiaulių, kas iš Airijos, jie glaudėsi mūsų studijoje, kad sužinotų bent ką apie tuos, kurių ieškojo. Laima. Ramutė. Arnoldas. Vaida. Bronius. Man labai gaila, kad iš tikrųjų šį vakarą su jumis nėra Daivos, jūsų vyriausios sesers, kuri, kiek žinau, buvo turbūt arčiausiai tėvų ir jai vienai neteko augti valdiškose vaikų globos namuose. Taip? Visi jūs augote valdiškose globos įstaigos. Taip? Taip. Visi. Tai kuris vyriausias? Čia esančias. Tu, Arnoldai. Mhm. Tu labiausiai galbūt pažinojai tą gyvenimą, iš kurio jūs buvote ištraukti. Taip? Nu, man teko galbūt visus etapus matyti, to, kaip sakyt, visus brolius, visus seserys matyti, kadangi aš retkarčiais dar grįždavau namo vasarai. Nu, teoriškai pas močiutę, praktiškai pas tėvus. Taip. O tu pats iki kelių metukų augai namuose? 5-6. Ir tave paėmė pirmąjį. Tau aiškina, kodėl tave paima? Ar tau aiškina, kur tave paima? Neaiškina, bet važiuosi su mašina, atvažiavo raudona mašinytė. Tau tai aišku patiko? Žinoma, kad ne. Taip. Ir paskui atsidūrė Kretingos ligoninėje. O tu supratai, kad tai yra išvežimas ne vienai dienai, kad tai yra išvežimas ilgam? Ne. O kada tu suvokiai, kad tave paėmė iš šeimos? Čia taip kaip banaliai visą laiką sako, kokie bebūtų namai, yra namai ir nesvarbu, kokie tėvai yra tėvai. Ir čia kaip ir nesirenki ir kaip mažam vaikui nėra tokio, kaip sakysim, nu, kad iš tikrųjų tėvai blogi. Tėvai nebūna blogi. Blogi aplinkiniai, kurie iš tavęs, tave iš tėvų atėmė ir iš tavęs tėvus atėmė vaiko suvokimu. Tik tais galbūt vaikas jaučia tą norą, sakysim, žmonės klausėt vaiko, kaip tu, ar mama gera ar bloga, ir tu žinai jau atsakymą, ko jie nori. Kitai sykį tu sakai, bloga mama, dėl to, kad žmonės nori tai išgirsti, ir tai yra ta vadinama spekulacija, kurią vaikas žino ir jaučia, ir žino, ir labai, kitas syk labai gerai jaučia, ką nori išgirsti, ir vaikas paprasčiausiai kaip taip atrodo. O vėliau, kada tu jau saugai ir kada tu galėjai pats įvertinti gyvenimą tokį, koks buvo tavo namuose. Aš prisimenu, kai Bronius man sakė, kad jis džiaugiasi, jog jam neteko ilgai tuose namuose gyventi. O tu kaip jautėsi? Kuriuose? Savo, toj tikroji šeimoje. Nu, sakysim taip, jeigu būdavo grįžtų iš internato į namus, aš vis dėlto verkdavau, kadangi man internate būdavo geriau. Bet, nu, kadangi grįžti vis dėlto ne tas internate švaru, tvarkingai, visą laiką pavalgęs, visą laiką, o namuose nėra tos, pripranti vis dėlto prie režimo kažkokio, tai prie tvarkos, prie visko. O tėvai per tą laiką jau tampa svetimi. Nors vis dėlto iš tėvų paskui išvažiuodamas verki, pergyveni vis dėlto labiau negu iš internato važiuodamas pas tėvus. Vis dėlto jie tampa artimesni negu tas internatas. Jausmas yra vis tiek. Koks jausmas, kada tu matai, kaip visus po tavęs gimusius vaikus kažkur išsiveža? Sunku, tai yra ir isterija, ir klyksmas, ir rėksmas, ir panašiai. Bet tai, kaip sakyt, laikas gyda. Jūsų 10, iš viso 10, bent jau buvo kažkada. Visi pametinukai.
Tai yra fantastika, 10 vaikų, jėga, bet toks įspūdis, kad iš tikrųjų savo šeimoje jūs nebuvot laukiami. Nu, jeigu tikėti motina, sakysim, tai jinai nei vieno nebūtų atidavusi, jeigu nebūtų paėmę, nes jinai nei vieno neatsisakė, visi buvo teismo sprendimu atimti ir panašiai. Jinai kaip sugebėjo, taip tvarkėsi, nors aš motina, sakysim, dabar nesmerkiu, manau, kad žmogus, kuris nebuvo paruoštas gyvenimui ir kuris turėjo visą gyvenimą baimę tokią ir nesugebėjo galbūt tvarkyti su to. Žinau, Laima, kad tu, nors negyveni šiuo metu Lietuvoje, esi išvykusi į Airiją, pradėjai šitas paieškas, nors esi viena iš jauniausių. Kodėl? Tugi nematei tos sesers ir brolio, kurio jūs visi ieškot. Nu, nežinau, gal turbūt todėl, kad esu jauniausia ir gal ir jautriausia. Man šeimos visada labai trūko. Trūko ir tėvų. Ir, sakyčiau, mes su Romute ilgiausiai su tėvais ir esam augusios. Ir nežinau, pirmiausia, aš paieškas pradėjau todėl, kad vėliau, kadangi aš nežinojau, kad jie iš viso yra. Kai mes su sese gyvenom vaikų namuose, atvažiavo Arnoldas mūsų aplankyti ir tada jisai man pasakė, kad mūsų ne 8, nors mes visą gyvenimą tikėjom, bent jau aš asmeniškai Ramutė, kad mes esame 8. Tada aš sužinojau, kad mūsų yra 10. O mama kažkodėl, aš manyčiau, gal nenorėjo ir sakyti, iš baimės, iš skaudulio, iš gėdos. Jinai galbūt dėl to tų vaikų ir neminėjo. Tik aš pirmiausia tada padariau, nepasakysiu tiksliai, kiek man buvo metų, 13, 14. Tada aš nuėjau, kai sužinojau šitą naujieną, kad jie dar yra 2, kad jie kur yra, nieks nežinojo. Paprašiau vaikų namų direktorės, kad padėtų man jau surasti. Ir jinai tada darė apklausą, kiek aš įsivaizduoju per kitus vaikų namus. Tada aš gavau tikslės jų gimimo datas, kad jie buvo plungės vaikų namuose kartu su Vaida ir kad jie yra įvaikinti. Arnoldai, o tu prisimeni tuos 2, kurių jūs ieškote? Atsimenu. Papasakok. Kokie jie išlikę atmintyje? Kokius tu juos matei? Kokio amžiaus? Vienam buvo 2 metai. Vienam tai kuriam? Odetai. Odetai buvo 2 metai, o Edmundui buvo tuo metu, sakysim, jie ten gimė kažkur, tai turėtų būti apie sausio 1 ar gruodžio 31. Tai, sakysim, jeigu tai buvo vasara, vadinasi, buvo 7-8 mėnų, maždaug va tiek ir mėnesių buvo. Lopšyje gulėjo. O jeigu taip žiūrėtų Odetą, tai buvo taip pagal vaikystės nuotraukas, galbūt taip kur, arba kažkokia tai asociacijos, galbūt būtų panašiausia buvo pagal išvaizdą, sakysim, taip į Laimą. O Edmundas, kadangi dar Lopšyje buvo... Dar buvo lėliukas, nenusakomos išvaizdos, dar taip, kaip ir visi lėliukai. Ir kurgi mums jų reikėtų ieškoti dabar? Todėl ir kreipiamės, nes mes patys tikrai neįsivaizduojam. Man labai patinka, kada mūsų laidos svečiai nieko nežino. Smagiau man jiems kažką pasakoti. Pasižiūrėkit, mes turime jums ką papasakoti. Mano vargšės kojos skauda, tinsta ir dar tos išsiplėtusios venos. Ką daryti? Gelis Lioton 1000 tai nepakeičiamas vaistas esant venų išsiplėtimui. Dėl unikalios sudėties jis greitai ir efektyviai sumažina skausmą bei patinimą. Kojos iškart atgaivinamos ir tampa lengvesnės. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti taip, kaip nurodyta. Savaitgalį į Maximą. Šį penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį kiaušiniai Favorit tik 2,95 centai. Besėklė žaliosios vynuogės tik 4,89 centai. O kavos gėrimas 777 tik 3,49 centai. Maxima. Apie mažą kainą pagalvota. Europos Sąjungai pirmininkaujanti Prancūzija perspėja Rusiją dėl grėsiančių sankcijų. Nelegalias statybas bus siūloma griauti be teismo. Rugsėjai policija daugiau dėmesio skirs ne tik pradinukams, bet ir iš provincijos atvykusiems jaunuoliams. Teismas iš naujo turės nagrinėti Vytauto Landsbergio ieškinį durnių laivo autoriui. Rengiamas rekonstruoti vieną seniausių Lietuvoje Vytauto didžiojo karo muziejų. Atėjo Maksimos jaunųjų talentų apdovanojimo laikas. Maksima, užaukit didesni už mus. 6 kartą Lietuva renka jaunuosius talentus.
Kasgi laimėjo stipendijas, kas tapo 2008 metų konkurso nugalėtojais? Mokslo, kūrybos ir meno, muzikos, visuomeninės veiklos ir sporto srityse. Sužinosime jau greitai. Žiūrėk, rugpjūčio 31 dieną jaunųjų talentų konkurso apdovanojimų šventę. Prasidėjus rudeniui ir vėl susidursime su didesnėmis spūstimis gatvėse. Rytoj labame ryte aiškinsimės, ar sostinėje įdiegta automatizuota šviesoforinio valdymo sistema taps pavyzdžių, kaip galima pagerinti transporto situaciją mieste. O gal susikompromituos? Laidoje viešės Pekino olimpinėse žaidynėse karjeros viršūnę pasiekęs krepšinio teisėjas Romualdas Brazauskas. Kas toliau? Kultinė roko grupė Status Quo rytoj pirmą kartą koncertuos Lietuvoje. Ko gali tikėtis publika? Legendinius vyrukus mūsų žurnalistai pasitiko oro uoste. Ką reikia žinoti apie pėdų priežiūrą? Specialistų patarimai sveikatos enciklopedijoje. Ir prieš savaitgalį dar sužinosite, kokie filmai pasieks kino teatrų ekranus. Palydėkite vasarą drauge su Labu rytu. Jau rugpjūčio 28 dieną mes įjungsime laiko mašiną. Grandiozinis mūsų dienos kaip šventė atidarymas. Steponas Januška, Birutė Dambrauskaitė, Neda, Kęstutis Jablonskis, Birutė Petrikytė ir kiti jūsų pamėgti atlikėjai ir dainos, kurių nenugalėjo laikas. Vakaro staigmena – istorinis Eduardo Kaniavos duetas. Mūsų dienos kaip šventė. Šiandien po panoramos. Nesuprantu, kuris būna kaltas. Žinoma, dainininkė Eva ieško pagalbos. Eigi kambarį skaityk! Šeimai gali padėti tik profesionalo patarimai. Tai jau per gerklę lenda visiems. Ir kaimynam irgi tame tarpe. Pakalbėkime atvirai ir nuoširdžiai, kartu su Nomeda laidoje Tėvai ir vaikai. Rytoj 19:45 per Lietuvos televiziją. Man svarbiausia yra šeima, o man svarbiausia susirasti kokią draugę sau. Ko gero man svarbiausia yra muzika. Man svarbiausia pabūti gamtoje. O man svarbiausia, kad močiutė nesirgtų ir kad ją visą laiką dėdukas mylėtų. Apie visą tai ir su muzika tiesioginėje, muzikinėje, pramoginėje laidoje Vaikam ir nevaikam Telebimbam. O jūsų laukiu jau šį šeštadienį Lietuvos televizijoje. Konarskio 49, 9:30 minučių. Nes tai svarbiausia. Telebimbam! Vaikam ir nevaikam. Vandenė žuvies yra. Kaip reikia išvirti skanę tą žuvienę? Ne, tikrai nepasakysiu. Nepasakysit. O kodėl nepasakysit? O tai nežinosiu. Stintas plekšnės mesesme. Stintas plekšnės mesesme. Žuvienė iš rusnės ir margas gyvenimas prie vandens. Pirmoje mūsų laidoje gyvenimo ratu. Ruduo. Ir vėl metas rinkti obuolius. Šį sekmadienį Bėdų turguje kaip įprasta. Dvi istorijos. Tik šįsyk kalbėsime ne apie nelaimės, o apie tai, ką paveldime po jų. Sužaloti autoavarijose lieka gyventi visa armija jaunų žmonių. Jie nori bendrauti, kvėpuoti, o mes užsimerkiam. Vaidotas Daunys žuvo, palikęs žmoną ir 5 savo vaikus. Ištisą lobį gabių atžalų. Juos užaugino Raimonda, žmona. O mes mėginsime skolą jiems grąžinti Bėdų turguje šį sekmadienį lygiai 7. Antradienį emigrantuose. Metai Airijos ligoninėse 3 sudėtingos operacijos ir net 4 šiurkščios airių medikų klaidos, po kurių niekas nebesitikėjo, kad lietuvė išgyvens. Verkdama galvoju, Jėzus Marija, tiek daug klaidų ir visur prijungti, morfinas prijungtas, galėčiau da lango dašliaužti. Iškriščiau, kad nesikankinti. Airio abejingumas ir neviltis mirties akivaizdoje antradienį 19:45 per Lietuvos televiziją. Man labai patinka, kada mūsų laidos svečiai nieko nežino. Smagiau man jiems kažką pasakoti. Pasižiūrėkit, mes turime jums ką papasakoti. Žinojome, kad paieškas turime pradėti ten, kur tie 2 vaikiukai atsidūrė, kai tapo nereikalingi. Tik jūsų žinios apie Skuodo vaikų namus
mus kiek suklaidino, tiksliau atitolino jūsų vizitą į mūsų studiją. O vėliau galima sakyti, kad jūsų brolio ir sesers paieškų sėkmė buvo nulemta iš anksto. Kažkas matyti jau seniai parašė tą scenarijų. Kaipgi kitaip pavadinti tai, kas atsitiko? Paminėjus Edmundą Tamošaitį, vaikų namų direktorė paprašė luktelti. Kai paskambinome kiek vėliau, ji tiesiog pasakė: imkite rašiklį ir užsirašykite telefono numerį. Taip mes telefonu susipažinome su Povilu. Jo mama Girulių vaikų namų direktorės pažįstama. Maža to, ji, ta moteris, daugiau nei prieš 20 metų įsivaikinusi Edmundą. Dabar, kai paskambina, kad manęs ieško, tai jau pasidaro iš tikrųjų toks šiurpuliukas perina ir įdomu, kas ieško, kodėl ieško, kokie tenais vingiai, kokie likimai visų mano brolių seserų ir ar dar nėra daugiau. Ir kokie tie žmonės, ne? Ne, būtent. Tai jūsų Edmundas. Kad kažkada buvo šaukiamas tuo vardu, jis sužinojo vos prieš 5 metus. Deja, ne iš tėvų, pasakė svetimi. Buvo, kaip čia pavadinti, žemės drebėjimas, grubiai tariant. Tiesiog, kada visą gyvenimą tu gyveni ir tiesiog natūraliai iš niekur, atrodo, liaudiškai tariant, iš lempos tau pasako tokį dalyką ir tu netiki, kaip taip gali būti. Aš turiu tetę, aš turiu mamą ir, ta prasme, visą gyvenimą tai yra mano šeima. Ir viskas, ir atrodo dabar viskas lyg muilo burblas sprogsta. Tavo iliuzija vadinama šeimos. Ir tu prasme tada pamastai, o kodėl? Tada labai daug klaustukų atėjo. O kodėl aš toj šeimoje neaugau? Kodėl ta prasme mane paliko? Ar nepaliko? Ar kas ten atsitiko? Paskui dar sužinau, kad turiu šitiek daug brolių seserų ir kad jie visi faktiškai kiek į manęs 8 buvo, visi faktiškai be šeimos gyveno. Tada jau pagalvoju, kame ten šaknis yra, kame ten reikalai yra, kur tenai slypi ta problema. Ir ta prasme, klaustukų labai daug atsirado. Edmundas, nors nuo šiol vadinkite jį Povilu, jau keletą metų žino, kad turi dar daug brolių ir seserų. Buvau užsivedęs užrašų knygutę su gimimo datom. Viską ta užrašų knygutė mistiniu būdu dingo. Aš dabar tų vardų neatsiminsiu. Žinau, Daiva buvo sesuo. Brolių vardų dabar net neatsiminsiu, žinokit. Saulius lyg buvo, gal ir nebuvo dabar. Lygi Jonas buvo. Povilas ieškojo jūsų. Skaitė savo bylą ir skambino. Skaitė ir skambino. Į Plungę, į Viešvilę, į Ukmergę, į visus jo byloje paminėtus vaikų namus, kuriuose kažkada augote jūs, išblaškytieji broliai ir seserys. Žinojau, kad yra mano sesuo, kuri vienmetė, bet yra gimusi sausio 1 tų pačių metų, o aš gruodžio 30 tų pačių metų. Tai žinojau, kad mes kartu tenais buvom tose kūdikių namuose, bet ją įsidukrino, jeigu neklystu, ar iš Druskininko, ar iš Birštono. Dabar neatsiminsiu tiksliai, irgi sakė, lyg medikų šeima įsidukrino ją, o mane įsidukrino mano tėvai dabartiniai. Tai įsidukrino, sakai, įsisūnė. Povilo mama medikė, tėtis jūreivis. Jie abu buvo tvirtai apsisprendę įsisūnyti berniuką. Povilas pats juos pasirinko. Kai sužinojo, kad tuose pačiuose vaikų namuose auga ir jo sesutė Odeta, Povilo mama suprato, kad reikia įsivaikinti abu. Bet vyras tuo metu buvo jūroje, negalėjo pasirašyti reikiamų dokumentų. Kai grįžo, Odeta jau buvo įvaikinta kitų. Sulig faktu, kad esu įvaikintas, aš pradėjau atsiminti vieną vaizdą. 2 aukštas, didžiulis langas, šalia manęs moteris baltų chalatų. Pilna žaisliukų, tų guminukų visokiausių cypsinčių. Ir važiuoja į kiemą geltonas žigulys. Ir sako, va tavo tėvelė atvažiavo. Ir aš atsimenu, kaip aš tada džiaugiausi. Ir kada aš buvau Girulių kūdikių namuose, kai aš priėjau prie to lango, aš pamačiau tą patį vaizdą. Įvažiuojant į geltoną žigulį, bet tiesiog viskas atsinaujina.
Nepaklausė tėvų, ar turėjo jie geltoną žiguliuką? Aš jį sudaužiau, 9 metukų būdamas. Jau vien tai apie jūsų Povilo charakterį pasako labai daug, tiesa? Jo gyvenimo draugiai Poviliuko pokštai kartais net nusibosta. Kiekgi galima kikenti, norėtųsi rimties. Bet ir pati sutinka, kad taip smagiau. Kiek vėliau pamatėme ir 2-metį jųdviejų džiaugsmelį Pijų, viešinti pas močiutę. Vyresnioji duktė Gabija gyvena su mama Povilo pirmąją žmoną. Ar įtartumėte, kad šis linksmuolis kažkada studijavo Telšių kunigų seminarijoje? O tėvai ką į tą pasirinkimą? Nustebo? Nenustebo galbūt, bet nesitikėjo. Nes aš esu tokio judraus būdo žmogus ir man ta prasme uždaryti būti tarp 4 sienų ir tiesiog tam yra tam tikra regula. 6 ryto keliamės, nuo 7 vakaro negalima šnekėtis tarpusavį, yra silenciumas, tylos metas. Ne mano būdo žmogui, ta prasme, ir aš po metų tai supratau ir aš nusprendžiau, gal sakau, aš geriau būsiu geras pasaulietis negu blogas kunigas. Nepaprastai mylintis abu savo tėvus, Povilas vis pasakoja, ką jam pavyko sužinoti apie jūs. Netaip jau ir mažai. Nebandėt važiuoti, ieškoti ar bijojo? Laiko vis nerastu. Ir tas laiko neradimas iš tikrųjų yra savotiška baimė iš tikrųjų. Kada yra faktas pastatytas tiesiai prieš tave, tu stengiasi kartais, uždengti, pridengti, rytoj. Ir 5 metai. Rytoj. Tačiau jis nė žodžiu neužsiminė apie tuos, kurie jį pradėjo. Vėliau išsitarė manas, kad ko gero visi jūs esate skirtingų tėvų. Ir jei jam pavyktų ką nors sužinoti apie motiną, tai apie tėvą vargu. O nesmalsu būtų susipažinti su tais pradėjėjais? Ar noris pamatyti tik brolius ir seseris? Ne, smalsu susipažinti. Ir aš niekada, kiek jūsų laidą žiūriu, aš iš tikrųjų smerkiu tos žmonės, kurie sako, oi, aš galiu su broliais seserim bendrauti, bet aš tėvų nenoriu matyti, jie mane paliko. Aš kaip tik norėčiau kabinti ir pasakyti, ačiū, kad leidai gyventi. Galėjau abortą pasidaryti. Viskas. Būtumėt nesutikę savo šitų tėvų. Bet jums sunku apie tai kalbėti, aš vis tiek matau, atrodo, šypsena yra, o... Taip. Kodėl? Iš kur tas sunkumas? Tas nuoskauda ar kas? Truputuką. Tai tarsi toks, stringa. Vienu žodžiu, galiu tik atsakyti taip, nepilnavertiškumas. Jaučiate tai? Kai sužinojau po to. Nes vis tiek vaikas yra nežaislas. Tas skaudulys, kaip sako Povilas, vis išlenda. Tiesiog privalai išmokti gyventi kartu su juo. Bet nuo šiol jis turės jūs. Bendrauti su jumis, užmegzti ryšį ir jo nesutraukyti, jo svajonė. Beje, Povilas, kaip ko gero netrukus padarysite ir jūs, paklausė dar kai ko. O Odetą radot? Na štai toks tas jautruolis lėliukas. Kažkada buvęs lėliukas.
Na ką, dar vienu nežinomuoju mažiau. Tai pasitikit, Povilą, jūsų Edmondą. Pirmin. Visi, drąsiau, na kągi jūs stovi, tikrai kaip pas kunigai, kaip dar išpažinti, nagi drąsiau. Išpažintus laiminu, kad rūksta. Na kaip jauties, jaunėlį? Puikiai. Vis tiek šitiek laukta akimirka. Taip, iš tiesų. Povilai, o tu kalbėjai apie baimę, apie tai, kad ko gero pagrindinė priežastis, dėl ko nesikreipė į mūsų laidą anksčiau, aš neseniai klausiau to paties tavo brolių ir tavo seserų, tai buvo baimė. Gali paaiškinti, ko tu bijojai? Pirmojo žingsnio, ko gero. Kad būsi atstumtas? Kad tavęs nereikėjo, nereikia ir nereikės? Klausimas reikėjo ir nereikėjo yra vienas, o kitas klausimas ta nežinomybė pati. Nėra atstums, neatstums, priims, nepriims. Vis tiek visų mūsų likimai yra visai skirtingi. Ir ta prasme, vieni vienais keliais, kiti kitais, treti trečiais keliais. Ir ateina laikas, kada visi tie keliai vis tiek sueina į tą vieną. Ir skirtingos patirtis, skirtingos nuoskaudos gyvenimo padarytos. Ir va ta tokia nežinomybė. Na tai kągi, ko trūksta dar? Odetos. Ateik, Odeta, pas mus. Pasitiks savo brolius ir seseris. Kai gimtadienį padaugės. Dabar nereiks daug. Ne, tai čia daugiau progų. Kalbėdamas apie savo norą surasti brolį ir seserį, vienas iš šių gražių jaunuolių, regis Bronius, sakė, ranka neveiksni be visų pirštų. Dabar jie gali sugniaužti visus pirštus, nes jų vėl 10, kaip kažkada ir turėjo būti. Netrukus trumpai apie tai, ką matysite po savaitės, kitą ketvirtadienį nepamirškite mums skambinti telefonu 8686 000 99. O aš su jumis atsisveikinu. Likite sveiki. Dvi seserys, anksti netekusios tėvų, prisiekė, kad niekada nesiskirs. Tačiau netrukus viena atsidūrė už 1000 kilometrų nuo Lietuvos, o kita patyrė griūvančios epochos drebėjimus. Daugiau nei 30 nesimatymo metų. Pasikeitė adresai ir pasikeitęs gyvenimas. Aš labai jaudinus. Aš niekur. Neatskleistos šeimos paslaptys. Aš turiu tokius metrikus, pasidėjau specialiai. Dar tokių metrikų nematyt gal. Leliugaitė, Magda, Jona. O čia pasižiūrėkit, kur tėvai. Nieko. Nu, aš sakau, niekur taip nėra. Skaudus prisipažinimai. Baisu, kai pagalvoju, kodėl aš jos nepalikau tada bendrabutį, kai jinai neturėjo kur gyventi. Ir džiaugsmo ašaros susitikus.